Panevėžio rajone lankėsi Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Algirdas Butkevičius. Čia partijos lyderis susitiko su vietos ūkininkais bei gyventojais. Parlamentaras domėjosi, kokios žmonių nuotaikos artėjant antrajam Seimo rinkimų turui, bei ragino nepamiršti už šį sekmadienį atlikti savo pilietinę pareigą. Aš kviesčiau Panevėžio miesto, taip pat ir Panevėžio rajono žmonės ateiti spalio 28 dieną ir pabalsuoti už mūsų socialdemokratų partijos bičiulį Domą Petrulį. Jis yra jaunas, perspektyvus, energingas, išsilavinęs ir turintis politikos mokslus, baigęs teisingiau. Ir mums, aš manau, ir visai Lietuvai reikia, kad į Seimą ateitų jauni žmonės, kad būtų tam tikri pasikeitimai, kai mėgstama sakyti, kad būtų patirtis ir šalia jaunatviška energija su kompetencija, aš turiu mintyje, tikrai mes pasisakom pirmiausia už tos politikus, kurie geba atlikti šitą darbą, tie, kurie turi jau patirtį įgyję valdybės tarybos darbe, o svarbiausia, kad Domas, mūsų bičiulis Petrulis, yra vietinis šito krašto žmogus ir jisai, manau, išrinktas į Seimą tikrai atstovaus ir valstybė, ir šitam kraštui, ir tikrai žmonės jo galės po to didžiuotis ir pamatyti jo nuveiktus darbus. Į antrąjį Seimo rinkimų turą patekęs Domas Petrulis tiki, kad už jį balsuos tie Panevėžio miesto ir rajono gyventojai, kuriems pabodo metų metus girdėti tuos pačius pažadus ir nesulaukti jų įgyvendinimo. Jaunasis socialdemokratas neslepia, kad veržlumas ir jaunystė yra tai, ko reikia šiandienos visuomeniai. Aš galvoju, kad žmonės pasirinks tuos, kurie čia gyvena, čia augo, čia yra gimę, čia niekados netitrūko nuo to krašto ir, aišku, kurie yra arčiausiai žmogaus, kur niekados nuo jo nenusigręžia. Ir jeigu išrinktų mane į Lietuvos Respublikos Seimą, aš tikrai galiu ranką prie širdies pridėti, aš tikrai dirbčiau, stengčiausi ir tikrai nenuvilčiau, nes aš to jau siekiau nuo 12 klasės, kuomet pasirinkau politikos mokslų studijas. Ir labai norėčiau visus Panevėžio krašto žmonės pakviesti rinkimus, nes antras rinkimų turas lems, kad ką mes turėsime Seime. Taigi ateikite ir balsuokite ir palaikykite jaunus iniciatyvius žmonės, kurie tikrai yra veržlus, iniciatyvus ir viską padarys, kad mes atkurtume žmonių sugriautus likimus.